mikrofono Niekutis ir mes šiandien žaidžiame Minecraft. Taip, grįžo Minecrafto serijos. Taip, tai mes susitinkam privačiam serverį. Jo. Ir kas yra tai, kad į šitą privatų serverį tu gali patekti. Taip, tu. Tai reiškia, bet jei tu nori patekti, tai tu turi nueiti į šitą kanalą. Ir tada peržiūrėti pirmą video ir suprasi, kaip į šitą serverį gali patekti. Nu, žodžiu, tai dabar greitas turas aplink serverį. Čia vat mes turime keivus mano. Jo, kuriuos aš eisiu šiandien pasimaininti. Čia turime lovą, čia mano čestrumas, furnaisai, pečius. Krosnis, žodžiu. Čia tada po mumis, vat, turite girdėti kaip vildžeriai. Čia yra, va. Čia mūsų toks mini trading hallas. Tada, vat, einant šitų... Aš šiaip dauguma čia dalykus... O, šitas dar keliavo. Nu, žodžiu, tai dauguma dalykų aš stačiau. Čia šitą salą ir portalą aš pastačiau viską. Tiltą irgi aš. Tada šitą namą ir fermą pasistatė šio serverio kūrėjas Fuksas. Jo, vat kanale, kurį aš įrodžiau, jūs turėtumėt žinoti, kaip patekti į šitą serverį. Taip, ten dar Vyto ferma, mano irgi. O va čia pats naujausias va žaidėjas va laksto. Pasisveikink. YouTube'ui. Taip, tai jis čia statosi savo namą. Va, labą dieną. Tai žodžiu, čia jis statosi savo namą, va, jis turi kiaulių atsivedęs. Manau, čia pagrindė su tom kiaulėm jo ir maitinsimės. Čia jis turi rūsį, ar ką jis čia. Čia dar, va, čia kažkokie kambariai, žodžiu, čia va yra. Jis darosi antrą aukštą, nu žodžiu, čia daug nėra ką rodyt. Karvę rado, ne, čia mūsų. Čia jo senas vat namas yra. Jis turi šunį. Jis va ten po lovą. Turi susičiastą žodžiu. Šuniukas, čia tada kažkokį kambarį dar kasės. Nu žodžiu, bet jis jau čia negyvena. Ne. Nu žodžiu, tai čia va toksai. Dar vieno dalyko nepastačiau, kurį ką tik. Oi, neparodžiau, kurį ką tik pastačiau. Neseniai ką tik prieš video filmuodamas. Neturėjau ką veikti. Tai pastačiau čia vat fermą. Nu tokia. Nei didelė, nei maža. Negaliu sakyti, kad tokia jau žiauriai mega didelė. Wow, super duper. Tiesiog paprastas tokia fermukė, bet aš įdėjau ją į keivę, nes čia gražiai man jau atrodys. Manau, ir dabar gerai atrodo. Tai ką mes? Turiu eiti, okei, Tai žodžiu, ką mes šiandien darysime. Manau, mes galime eiti į šachtą ir prisikasti kokių resų. Manau, reikėjo prisikasti deimantų, bandyti gal ir irono rasti, gal ir lapio, nu, žodžiu, sakiausiu tokių brangenybių. Dževelis. Anglų aš kalbą. 10 gavau, pavydėkit. Gerai. Tai čia vat mano šachtos yra, jos tokios paprastas, aš girdžiu skeletą. Nu, žodžiu, čia ir mano šachtos, jis tokios labai jau paprastos. Man čia kažko jau wow, super duper XD lol. Jo, aš torčių nepasiėmiau, nu va. Nu, žodžiu, tai be torčių.
prisimaininsim kažką. Be šviesos žodžių būsim. Tai bus trumpi timelapsai. Kažkaip tuos su tais torčiais reikės man sužaisti. Reikės labai tausoti, aš žinau kaip. Manau, ilgai nesimaininsiu, tiesiog reikia išsikasti kokį. Čia mes prie bedroko, mes prie M9. O, čia lava. Gal einam prie lavos, kaip tik šviesos darysiu daugiau. Nu, žodžiu, tai aš gal... Na, žodžiu, grįžau po trumpos mining session. Labai trumpos. Nieko gero neradau. Nu, bet žodžiu, ką aš sugalvojau daryti? Aš sugalvojau... Nu, žodžiu, mums trūksta karvės. Labai trūksta karvių. Tai aš pagalvojau, aš manau, galėčiau nukeliauti pro vandenyną į tą pusę ir pasimti karvę. Greit. Reikia... Skrinčiuotinti kortas. Oi. 2 kartus tą patį. Na, žodžiu. Ir tada reikės nukeliauti į... Na, žodžiu, tai aš varau dabar ir... Keliauju į tą pusę. Tiesiai, kol surasiu karvę. Manau, dabar irgi timelapsai dabar. O, čia banginių. O gal ir ne timelapsai. Nu, žodžiu. Kalbėsiu vis tiek. Taip. Čia tokia viskas namų nebematys. Tur mažai čia. Ai, by the way, sorry, kad skino nemato. Čia ternas padaryta, kad krekt yra ir aš kad galėtų per tylamčiarį žaisti. Tai vat aš dabar kaip žaidžiu ant tikro, tai vat dabar kas yra, kad skino nesimato. Tai žodžiu. Nu tai žodžiu, prie mikrofono buvau aš Niekutis ir visiems gero dienos, gero vakaro ir gero ryto ir ate.